Labadiena, gerbimiai sirgaliai. Šiandien mes su jumis geriausiame ir didžiausiame Lietuvos stadione. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas ir šiandien matysime Top Sport A lygos 7-ojo turo dvikovą. Kietai sužaidė Tolordava, perėmė kamuolį, Benšaibas. Neblogas perdavimas, čia gali būti pavojingas smūgis. Arijus Bražinskas gelbsti vartus, reali Kauno Žalgirio proga. Savo galimybės neišnaudojo. Dabar Hegelmano ataka, Upsto perdavimas į baudos aikštelę. Ir štai koks parašiutas skrieja kamuolys į skersinį. Dabar Černychas smūgis, ojojojojoj. Fiodoras Černychas. Na, puikiai atliko smūgį. Sirgėdo perdavimas Tolordava. Tolordava rodo, kad rankos, na, bet kuriuo atveju, koks bebūtų sprendimas, vieniems bus nusivylimas. Muolys lietė ranką, tai greičiausia, kad baudinys. Baudinys. Ir taip. Aminas Benšaibas 1-0. Arijus Bražinskas į vieną kampą, kamuolys skrieja į kitą ir Aminas Benšaibas atmušo ketvirtąjį įvartį šių metų Top Sport A lygoje. Dabar Orega atakoje, perdavimas, Orega smūgis ir kamuolys vartos, bet ne nuošalį. Taip ir buvo galima tikėtis, iškart signalizavo. Perdavimas, smūgis ir kamuolys vartose. 14 numeris, Rašidas Jusufas. Siunčia labai gražus šuolis, smūgis ir atrodė, kad ten Valgis prieš du žaidėjus, bet sugeba gerą perdavimą atlikti, smūgis ir kiek nedaug trūko. Suktas perdavimas, smūgis ir labai pavojingas momentas. Sustoja Romualdas, bet gerai sulaukia savo komandos draugo, smūgis ir 2-1. 2-1, sakiau, kad akivaizdžiai geriau žaidžia Kauno Rono Hegelmanas, bet šį kartą įvartį muša Kauno Žalgiris. Na ir čia Romualdui Jansonui irgi tenka skirti laurus, taip kaip patyręs didmeistris šachmatuose. Išlaukė progą. Štai toks perdavimas ir kiek nedaug trūko. Benšaibas jau aikštėje, čia štai toks perdavimas, pavojinga situacija, smūgis, Deividas Mikelionis. Dar situacija nesibaigė, Upstas ir dar kartą Deividas Mikelionis. Turbūt šis epizodas gali lemti ir rungtynių žaidėją. Ribeiro. Ojojoj, kaip dabar šauna pro viršų Donatas Kazlauskas. Be jokio švelnumo stumimas, bet Kauno Žalgirio ataka tęsiasi, perdavimas, na, Nidas Vosylius krenta ir baudinys. Baudinys, o tai reiškia, kad Kauno Žalgiris gali vėl mušti 3 įvarčius rungtynėse prieš Hegelman. O Vilius Armanaičius tikslu. 3-1. 3-1. 2 įvarčius Kauno Žalgiris šiuose rungtynėse pelnė po smūgių nuo 11 metrų. Gražios rungtynės, daug įvarčių, sveikinimai Kauno Žalgiriui.